Pirmoji kronikų knyga, 19 skyrius. Amonitų karalius Nahašas mirė ir jo sūnus pradėjo karaliauti vietoj jo. Dovydas sakė, aš būsiu geras Nahašo sūnui Hanūnui, kaip jo tėvas buvo man. Ir Dovydas siuntė pasiuntinius paguosti jo dėl tėvo. Dovydo tarnai atėjo į Amono žemę pas Hanūną jo paguosti. Bet Amono kunigaikščiai tarė Hanūnui, ar manai, kad Dovydas, pagerbdamas tavo tėvą, atsiuntė pas tave guodėjus? Ar neapžiūrėti, išvalgyti ir sunaikinti kraštą? Hanūnas suėmė Dovydo tarnus, nuskuto jiems barzdas, nukirpo jų drabužius iki pusės, iki pat juostos ir išsiuntė. Dovydas, sužinojęs, kas įvyko, pasiuntė vyrus jų pasitikti, nes jie buvo labai sugėdinti. Karalius sakė, pasilikite Jeriche, kol ataugs jūsų barzdos, o tada sugrįžkite. Kai amonitai suprato, kad tapo nepakenčiami Dovydui, Hanūnas siuntė 1000 talentų sidabro pasamdyti kovos vežimų ir raitelių iš Mesopotamijos, Sirijos ir Cobos. Jie pasamdė 32 000 kovos vežimų ir Makos karalių su jo kariuomene. Jie atvykę pasistatė stovyklą ties Medeba, o amonitai susirinko iš savo miestų ir išėjo į karą. Dovydas tai išgirdęs pasiuntė Joabą su visa stiprių vyrų kariuomene. Amonitai išsirikiavo kovai prie miesto vartų, o karaliai, kurie atėjo padėti, stovėjo atvirame lauke. Joabas pamatė, kad prieš jį ruošiamas puolimas iš priekio ir iš užnugario. Jis išrinko Izraelio geriausius karius ir išrikiavo prieš sirus. Likusius žmonės jis pavedė savo broliui Apšajui, kuris išrikiavo juos prieš amonitus. Joabas sakė broliui, jei sirai bus man per stiprus, tu ateisi man į pagalbą, o jei amonitai bus per stiprus tau, tai aš tau padėsiu. Būk drąsus, narsiai kovokime už savo tautą ir už savo Dievo miestus. O viešpats tedaro, kaip jam atrodo tinkama. Joabas ir su juo buvę žmonės pradėjo kovą prieš sirus. Ir tie pabėgo nuo jo. Amonitai pamatė, kad sirai pabėgo, irgi bėgo nuo jo brolio Apšajo ir užsidarė mieste. Tuomet Joabas sugrįžo į Jeruzalę. Sirai pamatė, kad Izraelis juos nugalėjo, siuntė pasiuntinius ir pasikvietė sirus, gyvenusius anapus upės. Hadadezero kariuomenės vadas Šofachas vadovavo kariuomeniai. Kai tai buvo pranešta Dovydui, jis surinko visus izraelitus, persikėlė per Jordaną ir išsirikiavo mūšiui. Kai Dovydas išsirikiavo prieš sirus, jie kovojo su juo. Bet sirai bėgo nuo Izraelio. Dovydas sunaikino 7 000 kovos vežimų ir 40 000 pėstininkų. Žuvo ir kariuomenės vadas Šofachas. Hadadezero tarnai pamatė, kad Izraelis juos nugalėjo, sudarė taiką su Dovydu ir tapo jo tarnais. Nuo to laiko sirai nebepadėdavo amonitams.